Dabar, kai numečiau 10 kg sporto ir mitybos pagalba, dažniausias klausimas yra, kaip aš prisiverčiu sportuoti ir stovėti prie puodų. Su sportu nepasilengvinsi, bet su mityba įmanoma. Tam reikalui pas mane atsirado Frito. Tai karšto oro gruzintuvė, su kuria aš greičiau ir lengviau pasigaminu savo maistą. Nereikia nei didelio vargo, nei daug riebalų. Tiesiog susidedu norimus maisto produktus ir dedu kepti. Naudotis ją tikrai labai lengva, o prižiūrėti procesą taip pat vieni juokai. Tiesiog įmetu maistą ir pasirenku vieną iš norimų kepimo funkcijų. Šiuo atveju aš kepu žuvytę, reguliuoju temperatūrą ir laiką, o prižvelgti procesus galiu tiesiog per langelį. Išbandžiau jau ne vieną maisto produkto kepimą. Dažniausiai tai mėsytė, bet taip pat kepiau ir kiaušinienę kitaip. Keksiukų formose man iškepė ta minkšta kiaušinienė, tokia kaip vaikystėje ir valgyklose. Maisto gaminimas man užtrunka vidutiniškai 20 minučių. Per tą laiką, kol kepa mano mėsa, aš pasirašiu garnyrą ir apsitvarkau virtuvę. Esu labai dėkinga savo kolegijai, kuri mane įtikino, kad virtuvėje man tai bus rimtas pagalbininkas. Frito mane užima daug vietos ir neapsunkina, bet kada galiu atsidaryti, apversti ar patikrinti, kaip kepa ir įdėti atgal, kad jinai pabaigtų savo darbą. Nesu labai didelė gaminimo specialistė, bet čia man pavyksta viską iškepti sultingai, traškiai, todėl dabar darbo dienomis niekad nelieku nepavalgiusi ir nereikia užsisakinėti take-out'o.